Su jumis Brilliant ir mano kažkelintas video, bijau pameluoti, turbūt 7 ir visai kitokios nuotaikos, labai gerai jaučiuosi. Tik ką žaidžiau turą, kas čia buvo, 220 super knokautas, labai geras turnyras, žodžiu, kritau per pirmą valandą, nulaužė tūzus, vakar nulaužė karalius, bet nepaisant to labai geros nuotaikos, nes prieš kelias dienas laimėtas turnyras, jau turiu 2 pirmas, 1 antrą, 1 trečią ir dar keletą šiaip į pinigus patekęs. Tai bendram reitingė pakilau į top 6, realios galimybės kovoti dėl pirmos pozicijos, nes su lyderiais 3 mane skiria tik keli šimtai taškų, tai praktiškai viena pirma vieta kažkokiam turnyre garantuotų man reitingo pirmąją vietą. Tai žodžiu, toks šviežio vėjo gūsis prieš pat reitingo pabaigą, nes liko 8 reitinginiai turnyrai, liko daugiau turnyrų, bet jie yra satelitai ir nesireitinguoja, tai žaisiu tik tuos 8. Ir bus pavasario serija, jeigu užkabinsiu kažką gero, tai, tikrai, žodžiu, gerai viskas bus ir net nereikia pirmos, užtektų 2 antrų. Ir, žodžiu, bet kuriuo atveju jau esu patenkintas tuo, kaip viskas vyksta, nes išėjau į pliusą, kuris dabar yra virš 4000 reitingį, visai neblogai stoviu. Ir kas svarbiausia, žaidimas, jeigu palyginsiu, kaip žaidžiau kovo pradžioje ir kaip žaidžiu dabar, tai skiriasi, kaip diena ir naktis. Išanalizuotos struktūros, išanalizuoti oponentai, išanalizuotos pačio klaidos, išspręsti nemažai tilto situacijų ir, sakysim, dėmesio, ypač kai reikia žaisti ilgas sesijas po 6 valandas, 8 valandas. Tai dabar žymiai geriau jaučiuosi, nes tada toks atėjau jau buvo atpratęs nuo to, dabar vėl grįžtų į savo geriausią formą, tai labai džiugina. Ir po visos šitos serijos, kada pasibaigs, važiuosiu į Maltą, ten bus 500 eurų turas, tai tikiuosi jį sužaisti. Bus akcijų pardavimas, pokerio kartoj turbūt, tai kas nori įsigyti mano gerėjančio žaidimo akcijų, prašau drąsiai. Ir aišku, labai tikiuosi Maltoje rasti kinišką pokerį, kiniško pokerio kešą, ką dabar daug žaidžiu internete, daug studijuoju, daug mokausi. Ir žaidžiu Tonybet pokeryje, kas yra labai faina, nes tai yra lietuviškas pokerio kambarys. Ir žodžiu, labai džiugu dėl jų, tai tikiuosi Maltoje rasti, prieš ką pažaisti ir kad pavyks atpirkti ir kelionę visą, ir viešbučius, ir lėktuvus, ir dar parsivežti pinigų. Tai jeigu bus noro ir man, ir jum, tai papasakosiu ir apie tai, gal padarysiu dar kažkokį tai video tą temą. Vėlgi, čia priklausys nuo nuotaikos ir nuo laiko. Apie olimpiko reitingą, kas dar buvo įdomaus, tai dar buvo toks oponentas Jonas tam turnyre, kur laimėjau pirmą vietą. Tai kuo Jonas yra žinomas, tai šiaip nepasakočiau apie kažkokią tai eilinę žuvį, bet ten yra tokia žuvis, kuri super žaidžia, nežinau, 99% ir labai gerai viską ištraukia. Ir pirmą kartą Jonas tapo žinomas pokerio pasauliui, kai prieš porą metų jisai pramogų banko organizuojamam dideliam turnyre, gal už 700 PM litų ar net už 1000, kai jisai praktiškai išmėtė visus regus vieną po kito, laimėdamas gal 14 iš 15 situacijų, kuris buvo visiškas underdogas, traukdamas tam po 2 autus po 1. Ir tiesiog buvo fenomenas, prieš kurį nieks negalėjo laimėti. Ir žmogus, kuris labai džiaugiasi pokeriu, įeina į banką su valetu 4 ir jis vis tiek tiki, jis sako, davai prieš tūzus ir jam gerai, valetas 4, arba net ant flopo tūzas, bet po to tam iškrenta 3 valetai ir jisai su 4 vienodom nuneša. Tai, žodžiu, lygiai tas pats buvo ir šį antradienį, kai žaidžiau, tai jisai prie stalo tiesiog mėtė vieną po kito visus žaidėjus ir sugebėjo nueiti iki pinigų likus 5 ar 6 žaidėjams. Jisai buvo visiškas chip lyderis. Buvo įdomi situacija, kur jisai tribetino, jam supušino didelį steką, daugiau negu pusė jo pinigų, pas jį buvo instakolas su trojkiam ir jis ten labai gerai jautėsi. Ir kita situacija, kuris sugebėjo forbet pušinti su 7-2, aišku, gavo kolą iš pakankamai gero žaidėjo ir, flopas vėl Jono Raudai, tai jisai sugebėjo iškristi 5, uždirbti pinigų ir dar, kaip reiškia, visus nustebinti. Ir šitoje situacijoje, kas yra labai smagu, kad man pavyko išmesti Joną, tai visada yra smagu, kai visi krenta, o tu išmeti tą žaidėją. Tai Jonas neatsilaikė, aš sustūmiau su 9-ukais, Jonas instakolino mane su tūzu 9 ir neatsilaikė tūzas 9, kaip jisai pats sakė, būna dienų, kai nesiseka.
Tai tokios smagios naujienos iš mano pusės. Primenu, liko 8 turnyrai, top 6 dabar, plus 4000 litų pelnas. Ir kaip visada, visos naujienos Facebook'e, blog'e, YouTube'e ir Pokerniusuose. Tai ačiū Jums, ačiū, kad palaikot, ačiū, kad sekat, su Jumis buvo Brilliant. Tai tiek.